Tai žaisliukas atkeliavo, varom namo išbandysim. Taigi, turim suntą, tuoj pasimsiu peilį. Vienas, antras. Nors gal palauk. Leiskit man paaiškinti, ką aš čia darau. Ok, tai leiskit man paaiškinti, ką mes šiandien darysim. Kaip matot, nusipirkau tokį daiktą. Tai čia yra dronų FPV kontroleris. Jis yra DJI FPV Remote Controlleris 3. Ir kas nežinot, kas yra FPV dronai, tai yra tiesiog first person view dronai, kur su dronu tu ne tiesiog tiesiai skraidai, bet atliekinėjai visokius akrobatinius triukus ir tie dronai yra žymiai manevringesni negu kad paprastas dronas. Tai koks mano planas yra? Mano planas su šituo kontroleriu yra tiesiog pirmą išmokti skraidyti su tais dronais simuliatoriuje, jį pasijungti prie savo kompiuterio, įsirašyti simuliatorių, išmokti, kaip reikia skristi su tais dronais, tam, kad nusipirkęs pirmą savo droną, nesudaužyčiau tiesiog jo per pirmą minutę. Tai tam yra simuliatoriai specialūs, su kuriais mes būtent su šituo pulteliu išsibandysim šiandien, kaip reikia skristi su tuo dronu. Tai jūs tiesiog su manim pradėsit nuo nulio šitą kelionę ir matysim, kaip mane įsiskraidyti. Ir laikui bėgant nusipirksiu tikrą droną ir skrisim į lauką. O dabar unboxing. Geras. Palyginus pavyzdžiui su kokiu nors PlayStation kontroleriu, tai šitas žymiai storesnis yra. PlayStation kontroleris žymiai plonesnis. Bet ir jo, ką mačiau internete, tai kad šitie nobai neturi tokių extended nobų, kaip pavyzdžiui būna ant PlayStation ar Xbox ar bet kokių kitų kontrolerių. Tai nežinau, kaip seksis su šitais skrist. Turėtų būti pakankamai keista, bet bandysim, žiūrėsim, kas čia gausi. O man atrodo, čia yra nobai pridėti. Jep, mes turim nobus. Prie trečio kontrolerio, kaip matom, yra pridėti šitie. Tai su jais preciziškiau išeis skrist su dronu, dėl to, kad jie truputį atsikiša nuo pačio to valdiklio. Jo, šiaip iš tikrųjų reiks pabandyti ir su ir be. Matysim, kaip seksis. Jo, vis įdomu. Palauk, jūs juokaujat? Šką nėra inkludintas laidas? Kaip aš jį prie kombo prisijungsiu? Bet kad ir pakrovėjas tikrai turėtų prie jo būti. Taip išeina, kad aš laidą neturiu kontrolerį. Einam pirkt laidą. Iš tikrųjų, never mind, laidą pirkt nereikia, tiesiog laidos nuo meko tinka. Laidą turim. Ok, galim siųsti simuliatorių. Tai pasikeisim kompą mes. Ką, dabar lauksim, kol pasisiūs mūsų simuliatorius. Pasirinkau Drone Racing League simuliatorių. Žiūrėjau vairių simuliatorių online, bet pasirinkau šitą dėl to, kad pasirodė, kad pradedančiųjų mokymo programos buvo išsamiausios ir geriausios. Tai kai aš nemoku dar skrist ir noriu išmokti, pasirinkau šitą tikėdamasis, kad galbūt išmokins mane geriau skraidyti. Ir geimas parsisinta. Geimas, simuliatorius, ne geimas. Ok, tai turim simuliatorių, bandysim prijungti kontrolerį ir žiūrėsim, kas gausis. Dabar jau ir vakaras atėjo. Realiai praleidau gerą pusvalandį, kol išsiaiškinau, kodėl neveikia šitas kontroleris. Iš pradžio bandžiau konektintis ir tiesiog kažkodėl jis neveikia, neprisikonektino prie kompo. Tai pasiėmiau dabar kitokį Type-C laidą, bet kurį laiką čia pasiknisau prie to kontrolerio, kad pradėtų veikti. Dar beje parsisiunčiau DJI Assistant softą ir man atrodo, tas softas irgi padėjo, kad pradėtų veikti kontroleris, nes prieš tai aš jį įkišdavau ir dėl jis tiesiog neveikia. Dabar esam pagaliau prisijungę ir galim pradėti žiūrėti, ką čia turim tam simuliatoriui. Palaukti tutorialas. Learn to fly. Nice. Na ką, pažiūrėsim, kaip čia seksis man. Let's learn to fly. Use the left stick to take off. Okay. With your left stick, you can control the elevation. Go up to 32 meters. Ta prasme, veikia tik tai paliai į ašį tas stikas dabar, į kitas ašis neveikia. Ok, esam 32 metruose. Right stick moves you forward. Pop that balloon. Yay! Now use left stick to look around. Right. Left. Okay. Did you see that flag on the road? Use your left stick to face it. This one, this flag.
Now use right stick to move forward and get closer to the path. Okay, važiuojam link mūsų tos vėliavos. You can roll with your right stick, switch to the right lane. Right stick. Okay, dabar papinsim balionus. Vienas. Jeigu nusileisčiau prie žemės. Oh, nice, jis tiesiog nusileidžia ant žemės. Yra collision boxing. Nice. Ok, supopinam visus balionus, dabar turbūt vėl važiuosim į kairę pusę. Jo, to the mid lane. Jo, nice. Ir dabar vėl įdėsim į priekį ir popinsim likusius balionus. Pitch forward, jo, mes tada. Ai, dabar jau gali visas akcijas pitchint su tuo dronu. Kas visai nice yra, jau truputį daugiau kontrolės duoda. Tai truputį daugiau variacijos. Use pitch, roll and throttle to pass through the diamond gate. Ok, dabar gali beveik viską gali valdyti išskyrus kairio nobo į kairę ir dešinę valdiklius. Ok, dabar pakartosim viską. Ką išmokom? Left stick vertical controls height. Left stick horizontal controls facing directions. That's called yaw. Jo, čia yra called yaw, šitas pasisukimas į kairę ir dešinę. Right stick horizontal controls side movement. Jo, that's called roll. Tai čia roll vadinasi šitas movementas į šonus. Ir vertical right stick controls forward and backward movement. This is called pitch. Tai šitas dalykas į priekį ir atgal važiavimas yra pavadintas pitchu. Nu, tvarkoju, tai jo, tada lift ir down basically, tada į šonus rolinimas ir move forward and backward. Pitchas. Go master these skills. Nu gerai, nuvažiuojam toliau. Misija pirmai vykdyta. Gates of Hell. Gates of New York or of Hell? Jo, su dviem pirštais truputį švelniau gaunasi tas valdymas, bet aš nežinau, kaip man tavo kontrolė kažkaip labai awkward. Bandom dar sakyti. Sunkiai valdas. O, šitas taip. Oh my god. Nieko dalyko. Taip keistai valdas. Eik savo. Come on. Vis praleidinėjau šitai panaudus. Taip gerai. Nu, pakankamai neblogai, bet tikrai negeriausiai. Tikrai negeriausiai. Labai jau straglinau čia paskutinį kartą. Tai ką, praėjom visą tutorialą. Hard Rock Stadium, level 1. Prieš NPC važiuosim. Nu, tas NPC tikrai turės būti prastas labai, kad aš su juo konkuruoti galėčiau. Mano tokie skillai pasakiški. O aš net neįsivaizduoju, ką mes varom. Wait, what is happening? Ai va. Okay, skambam. Good. No, už. Okay, gerai. Reikia jos aplenkti. Oh no. Kas čia vyko, aš nepaėmiau čia fantą. Jo, eik tu savo. Vėl nepaėmiau. Aš per aukštai pakylau. Ok. Nu. Jo, kylu iš to.
kai sukuos, jeigu, pavyzdžiui, nenaudoji dešinės akies, tada labai jis taip užsimeta į šoną, taip vaizdas į viršų pakyla, tai labai kažkaip nefainai, tai reikia bandyti su kairės viltim irgi taip suktis, kad jis tiesiog visas taip pasilemtų. Bet tada, kai bandau taip lenktis, man tada nevalingai tiesiog gaunasi su kairė pusė, kairės viltim pakeltą duoną į viršų, neleisti kažkaip. Bet dabar visai neblogai. Ta prasme, reikia, iš to, ką dabar supratau, tai reikia man po truputį viską daryti. Nes kuo greičiau viskas stengiasi padaryti, tuo tiesiog pasimeti labiau ir tuo sunkiau viskas gaunasi ir tiesiog niekas nebesigauna tai daryti normaliai realiai. Na, aišku, ir dabar čia jau pralaimėjau tam savai teisingai. Pabandom dar sykį. Ir šauna. Nekilt. Gerai. Nekilt. Gerai. O šį kartą jau geriau. Taip prisišnekės. Jop. Aš visada kažkaip daug pakrypęs ant tos kairės pusės, nesipirkau. Nice. Ok, šis kartas tikrai jau geriau sekės. Would you like to continue onboarding with the intermediate campaign? Jo, šiaip norėčiau, bet man atrodo, jo, čia jau misija bus. Tai gerai, cool. Čia ir paliksim šitą video. Apžiūrėjom kontrolerį, išsibandėm, pabandžiau praskrist, pažiūrėjau kaip kas valdosi, praėjom tutorialą. Šiaip sakyčiau, kažkas panašaus, ko ir tikėjaus buvo. Prieš tai bandžiau su telefonu skrist, tiesiog su pirštais ant touchscreeno. Valdymas, sakyčiau, ganėtinai panašus kaip ten appse. Šiek tiek, aišku, kitaip su kontroleriu, bet principas panašus iš esmės, sakyčiau. Tai bus labai įdomu pamatyti kaip visas šitas transitionas pereis nuo telefono ant kontrolerio simuliatoriui ir tada ant kontrolerio tikram gyvenime su dronu. Bet manau, principas vis tiek išliks toks pat turbūt, tik tiek, kad kiekvieną sykį susikrašinsiu savo droną. Tai jo, bus įdomu. Bet jo, čia ir atsisveikinsim tada ir ką, iki kito video tada.